Žiemą iš tiesų gali prireikti augintiniams skirti daugiau dėmesio atsižvelgiant į mitybą, tačiau vertėtų kiekvieną kartą atsižvelgti savo individualius augintinio poreikius, į augintinio veislę, amžių, svorį ir bendrai fizinę būklę. Tai jeigu augintinis gyvena lauke, jis yra aktyvesnis, sportuojantis, tai tokiems augintiniams reikia padidinti dienos pašaro normas arba skirti kaloringesnį pašarą ir tai yra visiškai normalu, todėl kad augintiniai tiesiog išeikvoja daugiau energijos ir daugiau mineralinių medžiagų iš organizmo. Tačiau jeigu augintinis gyvena namuose, yra mažiau aktyvus ir pasivaikščiojimai kaip tik yra trumpesni negu įprastai, tokiems augintiniams tiesiog reikėtų palikti tas pačias dienos normas, kuriamis vadovavotės ir iki šiol. Žinoma, kiekvienu atveju mitybos racioną žiemą tiek šunims, tiek katėms galite papildyti vitaminais ar mineralais. Vieni populiariausių papildų tarp kačių ir šunų šeimininkų yra lašišų aliejus arba papildas mikroziogenas. Kalbant apie lašišų aliejų, jame yra gausu omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių, kurios padeda palaikyti sveiką odą bei kailį. Taip pat šis papildas puikiai pasitarnauja, jeigu augintinis šeriasi, kailis yra praradęs žvilgesį. Taip pat yra šeimininkų, kurie mėgsta šį papildą užlašinti ant pašaro, kuomet augintinis nelabai noriai ėda šį pašarą. O papildas mikroziogenas yra naudingas tuo, jog padeda pašalinti susikaupusius toksinus iš organizmo. Kita geroji jo funkcija, jog padeda įsisavinti geriau maistinės medžiagas, kurias augintinis gauna su savo pašaru. Na, o jeigu dar šis papildas papildytas ir kalciu, tai jums padės užtikrinti stiprius augintinio kaulus, skeletą ir bendrai palaikyti gerą imuninę sistemą.